specialiai Širdeno palikėlę, kad gulėtų kaip egzemplioriai. Galėtų apžiūrėti miestiečiai atvažiavę į kaimą. Taip? Ne? Nu gerai, ne. Ne, iš tikrųjų tai čia kažkaip gaunas, kad kai taip sudėjom toliau tos rulonus, nu, nekeli iki galo ir čia gaunas, kad niekada nebūn šieno, tai Širdenom paklotė ir čia ridensim, nes biški muri jau žiūriu gaunas. Reik biški greičiau judėti. Na, tai va, dėl ko nebebuvo video. Iš pat pradžių tingėjau ir nebuvo kada. Paskui jau norėjau, bet nebebuvo įrangos. Klausykim tų Excuses. Nu, bet va, lauk gražuolės, šiandien pavasario progą eisim jas ženklinti. Tvarkyt bandą. Eisim staklės, žiūrėsim, kaip čia mums pasiseks. Ir pasiruošusios eiti vertis auskarus. Netgi šitą yra pametus ir šitą yra užsakyta. Rimtai vienas? Vienas, taip, vieną auskarą užsakius. Taip. Yes. Latviška dar. Imgi Latvija pas mumis yra. Užsienietė. Nu, eisim. Pažymėjimų nebesimato. Šiandien visą dieną žymėjom iš pat pradžių su paprastu aerozoliu. Tada nusprendžiau, kad jis blogs. Važiavau į miestą, į Litagrą. Nusipirkau prabangesnių. Bet jie irgi nieko gera. Nu kaip nieko? Nu nieko gera, nieko nesimato. Čia tie pažymėjimai jau senai nusitarinė. Toks kažkaip. Va, eikit tą vaiką ten pažadinkit. Bet jau skarai tai šiukšlės. Varykit. Nes krenta ir krenta. Taip, šiukšlės, tikrai šiukšlės tie skarai. O, pas tave yra pelenės, to ne pelenės, neigas plaukų varožę, o pažymėjau. Nors jos pažymėti nereikia. Bet tik jinai leidos išbandyti peštuką. Labai geras. Labai geras peštuks, tik turi prieiti prie karvės. O prie vaikų dažniausiai neprieini. Galiau yra suprasta, kad einam. Iškart judesys kitas. O, kiek laimės. Keista matyti jas ne prie šieną, bet vakare jos to šieną ir negavo. O gavo žolę, kurios negalim pernai metais, nu, tik labai anksti pavasarį, daugiau visą sezoną palikom. Įva jos ją įrėt. Dabar, aišku, įsimduosim šieną. Tai vakar 5, man atrodo, vaikus suženklinom ir vieną karvytę, nu, ta prasme, suaugusią. Su jau turima skylė, tai ten labai lengva. Įvertime skausmą. Nu, norit eit prie šieną. Ar geriau čia griaušia? Čia pripjauta medžių, kačiukų pilna išsprogusių. Nes tinklai genėja, tai yra, žodžiu, joms ir medelių tų kačiukų paėsti. Ir aš matau, jos nelabai čia mumis susidomėjusios yra visiškai. Bet čia jau paskutusios, va čia, tavo vieta. Ne? Kad netrukdytų naujai augti. Jo, ne visai gerai. Ką, Henris su skarais? Ant ir balą atsigerti, jeigu ką. Karažytė. Ai, nu, Henris vakar vienas iš tų, kuris gavo auskarus. Normaliai, gražiai atrodai. Gerai vėriau, nesubjaurojau tavo baliaus. Normaliai. Normaliai, ne? Ne gerai, o tik normaliai. Ir mane tai skersą žiūri. Na gerai. Kur vaikai tie mažiukai? Kiek daug liko jų? A, da pažymėjimus koks nors matas. Čia yra mergikė. Čia gal ant viršaus. Gal tai rebalė. Nu, dar reikia šiandien persižymėt tas nesuženklintas, įsitikinti. Čia tas šermukšnis nupjavėt, tiesiog suprant. Čia toks gražus šermukšnis auga, kuris, nežinau, net nelabai trukta turbūt. Jau nuo 5 metų iki po. Nu, čia vienas didžiausių minusų yra gyvenant. Šiaip nėra, kad tu negali nieko auginti. Gali auginti, bet ne visada jie tavęs klausia. Ateina ir nudžyrin viską. Čia va, kieme pjovė pirmą kartą atėjo
pasiklausti. Tai buvo pirmas kartas, o šiaip tai niekas tavęs nieko neklausė, nudžyrėm. Nors šiaip tu gali auginti mažo ūgius medžius po laidais. Tai ta šermukšnis ten tikrai nebuvo aukšto ūgius. Tas toks jau kaip ir pasiekė savo tą užaugimą. Jis labai bijo karvių. Visas čia ein, bandom jas prasivėliuoti vėl į stakles. Čia mes per kelius užėjimus, šiaip supratom, kad biškį esam primaišę košės makalošės. Reiks jau atmakaloti. Bet vis tiek, dar reikia pabaigti suženklinti kelias karves ir likti 3 vaikus. Ir bus baigta. Didysis darbas bus baigtas. Dramblė ir jos dukra. Baisiai nenori ženklintis. Kaip dabar čia toj masovkiai mes jas prastumsim. Einat. Lembu, kad ten nepranirtų pro tą šoną. Vaikai, atsistokit gal į tą šoną. Pala, dukra jau pabėga. Eik, tu savo pro kitą norėjo prašokti. Gerai. Nu, visi nuskausminti. Kur ta lendrūna su klišai virtais, su skarais. Tuos va šiaip netaip prigavom 2 bailės. Nu, tada tą lendrunikę mažykę, ten tos mažas, vis jau ausikės, kai vieną normaliai įvyriau, o kitą visai ant galiuko. Nebus gerai, ten ištrūksėjai anksčiau ir vėliau. Nu, bet dabar sistemiškai tvarkinga. Nu, tai viskas, dabar jau pasiruošę esam, tvarkingi. Dabar čia priekaištų man nėra. Ai, nu, yra biškį ten sumaišyta, bet tuoj parašysim prašymą, atmaišysim. Tas šieno šerimas labai sudėtingas yra dėl to, kad yra kitka. Tai tiesiog praktiškai jau čia patrauksiu to išnūrus ir pačias išsitampysit. Nelabai patinka šienas, ne? Nes daug lendrūno mačiau yra čia. Yra šeštadienis, video neįkeltas. Dažniausiai tai net būdavo, kai praeitą savaitę kažką pafilmavau, šį šeštadienį neįkėliau. Nu ir viskas, ir nebekeldavau tos medžiagos. Dabar nusprendžiau palikti, bet visai atpratusi esu nuo filmavimą, dėl to, kad buliukus atskirinėjom, o nieko nefilmuoju. Tai greičiau, Laurinai, čia yra susidomėjims. Reikia jiems kažką duoti skanaus, kad jie ramiai būtų, kol kitus suginsim. Turim 6 berniukus ir 3 niftiem atėjusios karvės. Reikia apeit dar apžiūrėti, ar nesimato pimpaliukų. Ir panašu, kad jau visus turėjom suginti. Mergykė. Tu. Mergykė. Nu čia visi vaikai jau mergikės. Ten vanoj pusėj, žiūrėk, ne? Ten Šarlotė jaučiu prie mamos stovi. Tai gerai, dabar reikės tų karvių atsikratyti iš tenai. Tai bus viskas. Atnešti poliukus. Nu gerai. Ne, nu man atrodo, kad visi. Paskui knygui pasižiūrėsim. Bet 6. Nu, kas toliau neveiks? Ne taip lengva. Valemba, ne taip lengva. Kažkaip čia. Nu. Lauk. Nu. O čia sukam. Darom. Pati šį pasididins. Eik, mažulė, eik. Eik. Nu, šaunuolės esat. Tarpus pasididinot, jeigu ką. Nu. Ne, tavo vaiks nebeišeis viskas. Tavo vaiks bus atjunkoms. Gana jau, draugai, jam 10 mėnesių. Sargiai vaiks kažkoks ateina. O vartai ten uždaryti? Ne, daryti palauk. Išėję.
Vieną karvę liko, ne? Šiaip esam apsikeitę vietom, dažniausiai aš gainoju juos ten. O Laurins čia visus uždarinėjai, atidarinėjai, bet apsikeitėm dabar. Ne, draugų, tai žinok, vaikas tavo nebeišeis. Varyk čia, varyk, varyk. Teik čia. Teik. Šunuolė, varyk, nesustok. Eik. Labai gerai, šunuolė. Išėjau. Sekantis etapas. Ne tik aptvaras, bet ir piemuo, kuris trenks. Kad mes išmoktume. Vartus uždarai? Vartus uždarai? Išmoktumėm gerus piemenį. Taigi mūsų visi bičiai beveik raguoti yra. Pas Berusą tai taip, normaliai tie ragiukai. Pas kitus tokios tik tais kaip vietas ragam ir be ragų. Ir visiškai, kaip pas ten. Kaip ir raga atrodo nebus, jis toksai, bet va ta vieta. Labai įdomi, iškart kyl klausimus, ant kiek čia yra švari ta banda. Nežinau, aišku, ta prasme, jos genetiškai beragiai galbūt ir su heterozigotiniu ten to, A didžiąją, A mažąją, pavyzdžiui, jeigu atsimenat iš biologijos pamokų. Ir vis tiek bus beragiai, bet tada ta A mažoji, su Dexteriu susitikusi irgi A mažąją, virst ragiukais. Bet tie ragiukai, kažkokie nei šiokie, nei tokie, nesuprantu aš, pavyzdžiui, tas beragis visiškai nelent jam kol kas. Pastatė, taškiukai pas Berusą rimčiausiai tokie kažkokie. Labai keistai. Mane, Laurinai, pakomentuok kažką apie tos ragus. Aš tai esu pasimetus, man visas biologijos genetikos žinios buvo kvestionuotinos. Bet iš kur? Vis tiek gali būti tas, jo, čia šito fakto tai neįvertinu, kad gali būti heterozigotiniai beragiai. Žodžiu. Jiems taip nepasisekė ir jie tie mažiukai gavas. Nesuprantu ašai. Tai dabar jie, jeigu susitiks su draugė, pavyzdžiui, tokia, kuri turi tą heterozigotiškumą ragų, tai 5% kad gims raguoti. Tas neturi. Dar vienas neturi, bet tas, man atrodo, neturi. Mama reiškia, bet tai reiktų užsirašyti, reiškia, mama yra, nors nebūtinai mama yra. Tiesiog jam pakliuvo genetikos loterijai šits daiktas. Palauk, aš to gal per viršų paduosiu. Keistoka, čia taip ragai. Kažkaip aš buvau įsitikinus dėl to, kad įsivaizdavau, kad jos beragės yra, homozigotinės, kai vienodi tie yra beragiškumai. Čia pasirodo galbūt ir... taip, nes ragai yra dominuojantis genas. Ragai dominuojantis ar neragai? Neragai, atsiprašau, neragai yra dominuojantis. Tai reiškia, kad jeigu ten... Kas tie vadinas tas A, aš nebeatsimenu. Chromosoma? Ne. Alelija. Alelija, teisingai, alelija. Tai vienas tas alelis, jeigu tik be ragiškumą, tai kad kits ir su ragiškumą, tai beragiai, nes jis dominuoja. Tam, kad jis būtų su ragais, turbūt abi AA mažusius. Bet šiaip keista yra, kad beragis dominantinis. Pagalvok, pirmą karvę tai su ragais buvo, ne? Aha, jo, labai tas keista, kad... Visi yra išraguota galija kilę. Jo. Bet man supranti dar, kas keista yra, pavyzdžiui, mūsų tuo atveju, ne? Kad, gerai, tipo jie ten paveldėjo iš tos mamos tą A mažikį ir iš tėtės, aišku, kad turėjo A mažikį, nes pas tėtį buvo 2 A mažikės ir kitokią šansą iš tėtės gauti nebuvo, ne? Bet tai tada, kas čia per ragai pas juos? Tai jiem tada turėjo užaugti tokie kaip pasrudi ragai, ne? Kokie? Kaip pasrudi. O tada matos, kad pas Berusą kažkokie į ragus panašus, o pas tuos kitus tai tiesiog tokios kaip plokštelės. Gal čia taip bus? Tai aš ir nesuprantu, man ta prasme lika neaišku čia viskas. Iš pat pradžių, kai paskaičiau, kas ten dominuoja ir panašiai, tai viskas atrodo labai aišku, elementaru, bet gamta parodė, kad nėra nieko čia nei aiškaus, nei elementaraus. Įvyko mutacija. Žodžiu, zuikiai, pabūsit biški be mamų. Mamas bus šalia, stresą mažiau. Kaip čia pasakyti, tas stresas aišku, kad yra vis tiek, bet... Tai aišku, dudėkim.
Nebus praščiau. Tikrai man klausimas, o kaip mes užmaitinsim? Tai va, iki ten reikės. Tai karvės nebegalės ten ateiti čia ratais, ar? Nu, negalės. Nu, ką tavo čia padarys? Tu taip čiurnais, aš žinau tave. Tai va, žiūrėsim, ką čia nufilmavau, ar išeis bent 5 minučių video. Nes labai kažkaip atpratau aš nuo to video kūrimo. Pirmiausia, tai aišku dėl to, kad turėjom visokių čia nekokių įvykių, tai tas Vincas su savo to sulūžusiu raktikuliu, tada Lurins susivarė nugarą ir nežinau, visą savaitę turbūt buvo iškritęs iš ūkio ir vienai man su biški Martyno pagalba teko viską čia maitintis ir ridentis, tai anksčiau vieną neišsiridentavau ruloną, dabar išsiridenu, va, sustiprėjau. Nenužudė, o padarė stipresnė. Tai va, nežinau, gal sugrįšiu režims ir kažkaip vis tiek į tą YouTube'ą irgi sugrįšim. Nežinau, tik tas man kiekvieną tą savaitę. Aišku, man pačiai tai yra lengviau daryti kiekvieną savaitę, nes aš tada tiesiog pagaunu režimą ir, nu, tai tam mano dienos dalim, nu, ten, sakykime, kamerą pasimti, negu kad aš nebedarau ir tada aš ir nebenoriu daryti. Nėra ir man nebereikia. Tai va, tai gaunas arba labai intensyviai, arba nedarau iš vis. Nu, čia tokia, ja, čia mano būdas yra. Arba juoda, arba balta. Pilkų atspalvių nėra. Nu, tai žiūrėsim, kokie čia tie atspalviai gausis tam YouTube kanale.